Mes nenorime užgauti tikinčiųjų jausmus. Ieškodami informacijos, radome milžinišką kiekį medžiagos, bet matydami jos įvairumą, stengiamės remtis patikimiausiais ir labiausiai patikrintais šaltiniais. Pateiktų faktų dėka patys galėsite pamatyti priežastį ir pasekmę. Pati mažiausia suvereni valstybė pasaulyje, apipinta didžiausių kiekių paslapčių. Tarptautinis katalikybės centras Šventasis Sostas. Nežiūrint į menkutį plotą, jis daro milžinišką įtaką pasauliui, kurios gali pavydėti bet kuri lyderiaujanti valstybė. Visuomenės informavimo priemonių dėka jūs tikriausiai jau turite suformuotą nuomonę apie jį, galbūt netgi pagarbų požiūrį. Bet kiek jis objektyvus ir kas už to stovi? Pažvelkime į faktus. Atėjo laikas praskleisti Vatikano paslaptis. Šiandien iš oficialių šaltinių Vatikane galime gauti sekančią informaciją. Miestas Vatikanas, nykštukinė valstybė, anklavas išsidėstęs Romos teritorijoje. Čia yra aukščiausios bažnyčios vadovybės rezidencija, Šventasis Sostas. Šventasis Sostas tai visuotinės katalikų bažnyčios centras, vadovaujamas Romos popiežiaus. Jis turi galiojimus dalyvauti tarptautinėje taikdarystėje, palaikyti tarptautinius santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kaip tarptautinės teisės subjektas. Šventasis Sostas viena iš savo misijų laiko taikos sukūrimą, pagrįstą įstatymu ir žmogaus teisėmis. Jis turi diplomatinius ryšius su 179 šalimis ir dalyvauja daugelio tarptautinių organizacijų darbe. Taip pat jis yra nuolatinis stebėtojas prie Jungtinių tautų organizacijos. Vatikanas išsidėstęs ant Vatikano kalno. Pagal vieną iš versijų, kalnas pavadintas Efruskų mirties deivės Vatikos garbei. Pagal kitą versiją, šioje vietoje etruskų žyniai skelbė savo pranašystes. Šioje vietoje buvo ir Nerono cirkas, kur liaudės ir imperatoriaus palinksminimui sudraskyti laukinių gyvūnų kankinių mirtimi mirė pirmieji Kristaus pasiekėjai. Šventąjį sostą valdo Romos popiežius. Išvardinsime jo titulus, pareigų ir rangų, kuriuos jis turi, pavadinimus. Romos vyskupas. Terminas pirmą kartą buvo panaudotas 6 amžiuje ir žymėjo vyskupą, kuris buvo pripažintas lotynų bažnyčios galva. Jėzaus Kristaus vietininkas. Šis titulas buvo naudojamas viduramžiais pažymėti popiežiaus kaip Jėzaus Kristaus atstovo žemėje valdžią. Kristaus vietininkas žemėje. Apaštalų kunigaikščio įpėdinis. Titulas atsirado viduramžiais ir žymėjo popiežių kaip Švento Petro, vieno iš 12 Kristaus apaštalų įpėdinį. Aukščiausiasis visuotinės bažnyčios kunigas. Titulas buvo įsteigtas Antrojo Vatikano susirinkimo 1964 metais, kad pabrėžti popiežiaus kaip svarbiausio kunigo visoje katalikų bažnyčioje vaidmenį. Vakarų patriarchas. Šis titulas buvo naudojamas ankstyvaisiais viduramžiais pažymėti popiežiaus kaip vakarų lotynų bažnyčios galvos valdžią. Primas Italijas. Titulas buvo naudojamas viduramžiais, kad pažymėti popiežiaus kaip Italijos galvos valdžią. Romos metropolitas arkivyskupas. Titulas naudojamas dabartiniu metu, kad pažymėti popiežių kaip Romos metropolijos metropolitą, tai yra bažnyčios galva Romoje. Valstybės miesto Vatikano valdytojas. Šis titulas reiškia popiežių kaip valstybės, kur yra teritorinis katalikų bažnyčios pagrindas vadovą. Dievo tarnų tarnas. Šis titulas, kurį popiežius naudoja savo identifikuoti, pabrėžia jo kuklumą ir paklusnumą Dievui. Didysis pontifikas. Pontifex Maximus, didysis tiltų statytojas.
Iš pradžių aukščiausio žynio pareigybė senovės Romoje buvo iki mirties. Aukščiausio žynių kolegijos, kurį vadovavo visiems religiniams reikalams, narys. Popiežiaus pirmagimystė arba primatas tai katalikiška doktrina, reiškianti svarbą ir jo autoritetą. Pagal katalikų bažnyčios mokymą, popiežiaus pirmagimystė seka iš to, kad jis yra apaštalo Petro, Jėzaus Kristaus apaštalų galvos, kaip mano ši bažnyčia, įpėdinis. Šie rangai ir pareigybės tarnauja jo dominuojančios padėties virš visų kitų krikščioniškų bažnyčių įtvirtinimui. Tarp kitko, Pravoslavijoje kai kurie Romos popiežiai taip pat laikomi šventaisiais. Romos popiežiui priklauso aukščiausia kanoninė apaštališkoji valdžia bažnyčioje. Tikėjimo ir moralės klausimais jis prižiūri teologijos grynumą, atmeta pseudo mokymus, vadovauja tikėjimo skleidimui, aukščiausių lygių valdo bažnyčios turtą, kviečia visuotinius susirinkimus, pirmininkauja posėdžiams ir tvirtina jų sprendimus. Popiežiui suteikta aukščiausia teisminė valdžia bažnyčioje. Jis vienintelis teisia kardinolus, nuncijus ir vyskupus, kaltinamus baudžiamaisiais nusikaltimais. Draudžiama kreiptis į civilinį teismą, kad apskųsti popiežiaus paskelbtą nuosprendį. Ir dar vienas labai svarbus momentas. Popiežius vykdo įšventinimą į palaimintuosius ir šventuosius. Toks oficialus bažnyčios požiūris. Dabar įdėmiau pažvelkime į popiežystės atsiradimo istoriją. Nuo ko viskas prasidėjo, kaip vystėsi ir prie ko šiandien atvedė. Priežastis ir pasekmė. Priimta laikyti, kad pirmasis Romos popiežius buvo Petras. Tas pats Petras, kuris 3 kartus išsigynė savo mokytojo Jėzaus Kristaus, jo arešto naktį, kurį Jėzus vadino Kefu, kas reiškia akmuo. Tas pats Petras, kuris kartu su Pauliumi buvo naujos religijos architektai ir statytojai ant Jėzaus Kristaus mokymo pamato. Pažvelkime į popiežių knygą Liber Pontifilis, oficialų popiežių gyvenimo prašymą, kur surinkta daugelio amžių jų valdymo istorija. Pirmasis sąraše Petras. Jo aprašyme randame tokią citatą. Kaip man perdavė mano viešpats Jėzus Kristus galią valdyti, surišti ir atrišti, sako Petras, taip ir tau ją perdodu, kad tu paskirtum daugelio dalykų valdytojus, kurie tęstų bažnyčios darbą. Pasak šaltinio, Petras perdavė valdymą tarsi nuo paties Jėzaus Kristaus sekantiems popiežiams. Bet Jėzus negalėjo perduoti Petrui jokios valdžios dėl tos priežasties, kad pats jos neturėjo. Prisiminkime, apie ką jis kalbėjo. Jis sakė, kad šiame pasaulyje valdžią turi tik šio pasaulio kunigaikštis. Prisiminkime, kaip 40 dienų dykumoje Jėzų Kristų gundė šėtonas, siūlydamas jam karalystės. Šio pasaulio kunigaikštis esu aš, sakė šėtonas, ir čia mano valdžia. Jėzus aiškiai parodė, kas skiria karalius ir kas suteikia valdžią. Ko dar mokė Jėzus? Lygybės, vienybės, meilės tyrumo. Kaip ateiti pas Dievą, auginant meilę ir įgyjant šventąją dvasią. Tai vidinis, savarankiškas kiekvieno žmogaus dvasinio pasikeitimo kelias. Prie ko čia valdžia? Ji nesuderinama su Dievo meile. Tai 2 kardinaliai priešingos sąvokos, kaip 2 keliai, vedantis į skirtingas puses. Siekimas ateiti pas Dievą ir žemiškos valdžios troškimas. Rinktis turi žmogus, kur eiti. Deja, pagal popiežišką metraštį, pirma grandis istorinių įvykių grandinėje prasidėjo būtent nuo valdžios perdavimo, dėl ko, kaip vėliau pamatysime, sekančius 2000 metų, būtent kova už valdžią ir jos įtvirtinimą bus visų atvirų ir paslėptų pontifikų veiklos motyvų pagrindas. Popiežiaus sostas
traukė visų, kas kažkaip buvo susiję su bažnyčia dėmesį. Dėl sosto kovojo ir žudė, jie pardavinėjo ir pirko. Popiežiai per amžius apraizgyti intrigų. Po Petro per 2000 metų aukščiausio pontifiko rangą turėjo 265 popiežiai. Kokiegi buvo tie žmonės? Žvelgdami į praeitį, šaltiniuose randame daugybę įvairių liudijimų. Gyvenimas, legendos, šventyklų statymas, nuosavybės klausimai, bulės, reformacijos, įžengimas į sostą ir nuvertimas, nesantaika, karai, žudymai, seksualiniai skandalai ir atvejai rodantis visišką moralinį sugedimą. Ryškia linija, tarsi siūlas, ant kurio išaustos visos pontifikų biografijos, aiškiai matosi nenutrūkstama kova už įtaką, jos stiprėjimas, nepalenkiamas aukščiausios valdžios siekimas. Ir ne vieno žodžio apie Dievo meilę. Tarytum pati ilgaamžė popiežystės istorija, visiškai neslėpdama baisių puslapių, sako, kad popiežiai irgi žmonės ir gali turėti savų silpnybių. Tik lieka neatsakyta į klausimą, kuo čia dėtos pretenzijos į šventumą ir koks šventumas turimas omenyje. Žiūrint į istoriją, į akis krenta kai kurie žiaurūs puslapiai. Popiežius Sergijus III liepė uždusinti savo pirmtakus. Pradėjo savo popiežišką veiklą tuo, kad liepė uždusinti 2 savo pirmtakus, jėga nuverstus nuo popiežiaus sosto ir įmestus į kalėjimą ligi gyvos galvos. Oficialiai nužudymas buvo įvykdytas iš gailesčio buvusiems popiežiams, nes momentinė mirtis mažiau baisi nei ilgas kalėjimas iki gyvos galvos. Pats Sergijus, būdamas nusikaltėliškas paleistuvis, atvirai gyveno su liūdnai pagarsėjusia Marocija, kuri ir pagimdė nuo jo sūnų, kuris vėliau tapo popiežiumi vardu Jonas XI. Benediktą IX vadino velniu iš pragaro, atėjusiu apsimetusiu kunigu. Nuo 1032 iki 1048 metų 3 kartus tapo popiežiumi. Gyveno be galo palaidą gyvenimą. Jie kaltino plėšimu, homoseksualizmu, zoofilija. Buvo žiaurus, ištvirkęs ir netgi prie visko pripratusios Romos tautos jo elgesį laikė per daug amoraliu. Steponas VI išniekino savo pirmtako Lavoną. Taip nekentė savo pirmtako popiežiaus Formozo, kad surengė niekingą teismą. Jo Lavoną iškasė iš kapo, aprengė popiežiaus rūbais ir pasodino teisiamųjų suole. Po teismo jį vėl nurengė ir nupjovė dešinės rankos, kurią jis laimino tautą 3 pirštus. Po to supjaustytas Formozo Lavonas buvo įmestas į Tibrą. Pornokratija – vienas gėdingiausių laikotarpių popiežystės istorijoje. Per tą laiką Romos pontifikai gyveno palaidą gyvenimą, veikiami tam tikros aristokratiškos šeimynos. Aleksandras VI turėjo šėtono vaistininko reputaciją. Turėjo, kaip skaitoma, daugybę nesantuokinių palikuonių, nors ir nepažeidė padorumo ir niekada neįvardijo savo turimų vaikų. Jis turėjo maniako žudiko, nuodytojo, šėtono vaistininko reputaciją. Buvo pažymėtas savo priešininkų kaip pasileidimo pabaisa, savo dukros pagimdžiusiam sūnų sugyventinis. Valdant Klemensui V labai plačiai klestėjo simonija. Sutikimą sunaikinti tamplierius. Dieviškoje komedijoje šį popiežių demaskuoja Kačivagida, apaštalas Petras ir Beatričė. Dantė įkelia jį į 7 pragaro ratą, kaip šventąjį pirklį. Joną XII bažnyčios susirinkimas apkaltino žmogžudystę, šventvagystę ir kraujomaišą. Jonas XXII pradėjo burtininkų ir raganų medžioklę. Burtininkų medžioklės išsivysčiusios į raganų medžioklę pradininkas, įžengęs į sostą,
liepė atiduoti teismui gimtojo miesto vyskupą už tai, kad šis galimai jį užbūrė. 1321 metais Bule buvo uždraustas ginčas apie tai, kaip Kristus žiūrėjo į neturto ir privačios nuosavybės klausimo. Po 2 metų pareiškė, kad bet koks rodymas į Bibliją siekiant idealizuoti vargingumą ir neturtą yra erezija. Jonas 23 savo karjeros metu buvo kaltinamas piratavimu, žmogžudystės, sodomija ir kitais nusikaltimais pagal Eduardo Gibono pateiktus duomenis knygoje Romos imperijos nuopuolio ir žlugimo istorija. Dokumentuose įrašytas netgi kaštoninis banketas, aprašantis orgiją 1501 metais. Orgija kaštoninis banketas 1501 metais suorganizavo Cezare Borgia, popiežiaus Aleksandro VI sūnus. Štai kaip apie ją aprašė savo dienoraštyje tuometinis popiežiaus valdininkas Johanas Buchardas. Cezare Borgia surengė banketą savo apartamentuose Vatikane su 50 kurtizanių, kurios šoko po pietų su tarnaitėmis ir kitais dalyviais, iš pradžių su rūbais, po to nuogos. Po pietų žvakidės su degančiomis žvakėmis buvo nuimtos nuo stalų ir sustatytos ant grindų. Aplinkui buvo išmėtyti kaštonai, kuriuos nuogos kurtizanės rinko, ropodamas 4 tarp žvakidžių, o popiežius Aleksandras VI ir jo sesuo Lukrecija žiūrėjo. Sikstas IV leido vyrų sanguliavimą su vyrais ir pats buvo kaltinamas Sodomos nuodėme. Gyvenęs 15 amžiaus antroje pusėje, Romos senato sekretorius Infesura savo dienoraštyje rašo apie popiežių Sikstą IV. Buvo popiežiumi nuo 1471 iki 1484 metų. Rugpjūčio 12 dieną, ketvirtadienį, 5 valandą nakties Sikstas mirė. Šią laimingiausią dieną visagalis Dievas parodė savo jėgą žemėje, išlaisvindamas krikščionių tautą nuo tokio bedieviškiausio ir neteisingiausio valdovo, nežinojusio Dievo baimės ir neturėjusio nemenkiausio polinkio vesti krikščionių tautą, neužuojautos ir gailestingumo, bet esančio visiškojo velnio, netirų jausmų, gobšumo, aistros prabangai ir tuščio garbės troškimo valdžioje, nieko kito neturėjusio savo sieloje. Šis popiežius, kaip visiems žinoma ir kaip tai patvirtinta faktais, buvo berniukų mylėtojas ir yra kaltas dėl Sodomos nuodėmės. Bonifacas VIII sakė, kad intymūs santykiai su berniukais nėra didelė problema. Ir taip toliau. 302 metais išleista popiežiaus bulė Unam Sanctam, kur Bonifacas VIII pilnai išdėstė savo koncepciją apie popiežiaus viršenybę bet kokiai civiliniai valdžiai. Ten buvo suformuota 2 raktų teorija. Popiežius laiko savo rankose 2 raktus, kurių vienas simbolizuoja dvasinę, kitas pilietinę valdžią. Bonifaco VIII tvirtinimu, karaliai turi tarnauti bažnyčiai nuo pirmo popiežiaus įsakymo, kuris turi teisę bausti civilinę valdžią už bet kokią klaidą, o popiežius nepaklūsta niekam iš žmonių. Svarbu pažymėti, kad iki didžiojo skilimo įvykusio 1054 metais buvo viena krikščionybė ir popiežiai nebuvo tokie galingi. Esminis jų įtakos politinėje arenoje sustiprėjimas įvyko po krikščionybės pasidalinimo į 2 atšakas – pravoslavų bažnyčią rytuose ir Romos katalikų vakaruose. Jau 1906 metais popiežius Urbanas II paskelbė pirmą kryžiaus žygį. Juo buvo pradėta kruvinų karų serija, kurie truko 400 metų. Istorijoje jie žinomi kaip kryžiuočių žygiai. Šaukdami Dievas to nori, tūkstančiai žmonių apimti švento impulso atsiliepė į popiežių kvietimą. Vėliau ši frazė tapo karinių kryžiuočių šūkių, kurie faktiškai ėjo grobti ir žudyti.
Antrąjį kryžiaus žygį inicijavo popiežius Eugenijus III. Jis išleido bulę Dievišką dispensaciją. Skaitant jos eilutes, galima pamatyti visą šlykščių pakeitimų ir manipuliacijų atliktų Dievo vardu esmę. Kai kurie jūsų, dėja, trokštate dalyvauti tokiame šventame darbe ir apdovanojime ir planuoja kovoti su slavais ir kitais pagoniais, gyvenančiai šiaurėje, ir palenkti juos su Dievo pagalba krikščionių religijai. Mes palaikome šių žmonių ištikimybę ir visiems tiems, kas nepaėmė žygio į Jeruzalę kryžiaus ir kas nusprendė eiti prieš slavus ir išsaugoti ištikimybės dvasią šiame žygyje, kaip numatyta, mes dovanojame tokį pat nuodėmio atleidimą ir tas pačias laikinas privilegijas, kaip ir kryžiuočiams Jeruzalėje. 3., 4., 5. kryžiaus žygiai taip pat buvo organizuoti Romos popiežių. 3. kryžiaus žygis buvo inicijuotas Romos popiežių Grigaliaus VIII ir Klemenso III. 4. kryžiaus žygį organizavo Romos popiežius Inocentas III, 5. kryžiaus žygį Honorijus III. 1209 metais popiežius Inokentijus III pakvietė į kryžiaus žygį prieš katarus, kuris buvo pavadintas Albigiečių. Ištisus 20 metų, nuo 1209 iki 1229 tęsėsi karinių veiksmų inicijuotų Romos katalikų bažnyčios serija, kad išnaikinti katarus. Šiems žygiams buvo būdingas ypatingas žiaurumas ir nežmogiškumas, susidorojant su taikiais gyventojais. Buvo 8 klasikiniai kryžiaus žygiai, bet karinis katalikybės užsidegimas tuo metu pasireiškė ir kitose karinėse akcijose, kurių iš viso buvo virš 20. Jos apėmė 400 metų laikotarpį ir reikia pripažinti, kad būtent šventieji pontifikai visą tą laiką vaidino pagrindinį vaidmenį naujų karų inicijavime. Viduramžiais nebuvo vedama gimimų ir mirčių statistika, todėl neįmanoma nustatyti tikslių kryžiaus žygiuose žuvusių skaičiaus, bet kai kurie šaltiniai kalba, kad žuvo virš 1 milijono žmonių. Šventoji inkvizicija. Tik įsigilinkite į šių 2 žodžių reikšmę. Šventumas, gyvybė, meilė, laimė ir inkvizicija, kankinimai, skausmas, kančios ir mirtis. Kaip iš viso galima tai susieti? 1252 metais popiežius Inocentas IV išleido bulę dėl išnaikinimo. Jį oficialiai leido inkvizicijai kankinti tariamuosius ereziją ir buvo atšaukta tik 1816 metais, tai yra po 564 metų. Daugiau nei 5,5 amžių buvo oficialiai įteisinta žmogaus kankinimo praktika. Kas įteisino, norisi paklausti. Vėlgi aukštieji pontifikai. Tie patys, kurie iškėlė save iš šventųjų Jėzaus Kristaus vietininkų žemėje rangą. Tarp kitko, Kristus savo laiku taip pat iškentė nežmoniškus kankinimus už tai, kad atnešė žmonijai žinią apie Dievo meilę ir dvasinę laisvę. Kaip iš viso tai įmanoma? Netelpa galvoje. Visi šie poelgiai iš pagrindų prieštarauja tikrajam šventumui. Inkvizicijos aukų skaičiai iki šiol tiksliai nenustatyti ir esminiai skiriasi priklausomai nuo tyrinėtojo požiūrių, todėl galima rasti nuo keleto 10 tūkstančių iki kelių milijonų žmonių. Per tą laikotarpį taip pat buvo nužudyta daugybė moterų, kurios buvo apkaltintos raganavimu ir sudegintos ant laužų. Siaubingi inkvizicijos pėdsakai iki šiol saugomi daugybėje muziejų. Ką reiškia atskirimas nuo bažnyčios, išvijimai ir prakeikimai? Anatemų praktika egzistavo nuo amžių. Popiežiai atiduodavos anatemai ne tik bažnytininkus, bet ir valdovus bei pasauliečius. Atiduoti anatemai reiškia atskirti nuo bažnyčios už ereziją.
Tikintiesiems buvo labai svarbu priklausyti bažnyčiai, juk jie tiki, kad tik taip galima išgelbėti savo sielą ir patekti į rojų. Priešingu atveju žmogus tarsi patenka į pragarą. Jeigu nesutinki su bažnyčios patvarkymais ir nepaklūsti jos postulatams, tai jų nuomonė eini prieš Dievą ir turi būti atskirtas, nubaustas. Labai efektinga žmonių valdymo priemonė yra anatemos baimė, tiesa. Žmogus bijo, todėl paklūsta. Čia vėlgi neaišku kitkas, kaip gali šventas žmogus, nugalėjęs savyje nuodėmę, niekingai ką nors prakeikti arba linkėti blogo. Nekalbant jau apie taip vadinamus išvijimus. Kaip galima išvyti žmogų ar atskirti nuo Dievo, jeigu jo dalelė yra kiekviename žmoguje. Tai jo dvasia. Kokia yra prakeikimų prasidėjusių nuo Petro esmė? Vidinius dalykus perkelia į išorinius. Vidinį tiesų kelią pas Dievą per meilę jam pakeitė išorinį, susidedant iš apeigų, garbinimų, aukojimų, visiško paklusimo kunigui, žemiškam žmogui, prisėmusiam tarpininko tarp žmogaus ir Dievo vaidmenį. Bet juk tikrasis žmogaus bendravimas su Dievu vyksta per jo dvasią, per meilę. Daug ką apie popiežius pasako ir jų pasirašytos bulės, pagrindiniai viduramžių popiežių dokumentai. Tarp viso kito į akis krinta štai kas: leidimas inkvizicijai kankinti įtariamus ereziją, šventų žydų knygų konfiskavimas, už bažnyčios nėra išgelbėjimo, nuodėmių atleidimas, geto įkūrimas, uždraudinamas krikščioniams gyventi kartu su žydais ir musulmonais, būtinumas naikinti ereziją, trėmimai, dogma apie popiežiaus Romos vyskupo neklistamumą, tikėjimo ir moralės klausimais. Ji galioja šiandien. Jos puslapiuose randame tokias eilutes. Romos pontifikas, kai jis kalba iš katedros, skelbdamas mokymą apie tikėjimą ar moralę, jo žodžiai neklaidingi patys savaime. Argi gali blaiviai mąstantis žmogus sutikti su tokia dogma, suteikiančia mirtingam žmogui Dievo savybės žemėje? Popiežystės istorijoje buvo dar vienas puslapis, apie kurį negalima neužsiminti. Indulgencija, popiežiaus raštas apie nuodėmę atleidimą katalikų bažnyčioje, nupirktas už pinigus. Šį popierių buvo galima gauti kaip nuodėmę atleidimą gyviesiems ir netgi mirusiems. Tai yra, popiežių tvirtinimu viduramžiais sielos išgelbėjimo buvo galima nusipirkti iš jų. Jei pavadinti daiktus savais vardais, indulgencija, tai didžiausias iš kada nors žinomų žmonijai religinių sukčiavimų. Prisidengdami Dievo vardu, kunigai atvirai apgaudinėjo ir apvaginėjo žmonės, pardavinėdami vietas rojuje ir ištraukinėdami iš skaistyklos. Tiesiog įdomu, kokią valdžią turi turėti Romos popiežius, kad jei tik moneta suskambės dėžėje, nusidėjėlis palieka skaistyklą. Negali, ne vienas mirtingas žmogus žemėje, negali niekam atleisti nė vienos, net pačios mažiausios nuodėmės. Tai neįmanoma. Ir apie tai reikia žinoti. Netelpa galvoje, tiesa, kaip iš viso galėjo tai būti. Karai, kankinimai, žudimai, apgaulės, prakeikimas, vietos rojuje pirkimas. Pasakysite, tai tamsieji viduramžiai. Gerai, tuoj ateisim prie šių laikų. Švento Petro indėlis arba denaras tai kasmetinė privaloma duoklė popiežiaus naudai, imama daugybėje pasaulio šalių Švento Petro dieną. Ji buvo įvesta 8 amžiuje. Kaip įtikinėjo ir toliau įtikinėja kunigai, aukojimas tai ne tik lėšos bažnyčios išlaikymui, tai dvasinio gyvenimo rodiklis. Šiuolaikinio bažnyčios mokesčio ištakas ateina nuo Švento Petro indėlio. Šiandien tai fizinių asmenų pelno mokestis
skirtas vienos ar kitos religinės konfesijos finansavimui per valstybę. Jis yra daugelį šalių. Daugelis moka ir net nežino apie tai. Dar daugiau, kai kuriuose šalyse šis mokestis atvirai privalomas. Pavyzdžiui, Vokietijos katalikų bažnyčia netaip seniai išleido dekretą, kuris faktiškai įteisino atskirimą nuo bažnyčios tų, kas atsisako mokėti bažnyčios mokestį. Katalikai negali dalyvauti bažnytinėse apeigose, atlikti išpažintį, gauti komuniją ir tapti krikštatėviais. Kaip sakoma, kas nemoka, tas netiki. Sumokėk mokestį ir ramiai tikėk. Dar norėtųsi nušviesti vieną schemą, besikartojančią amžių bėgyje, apie kurią tikriausiai mažai kas žino. Kodėl religija tapdavo valstybinė? Kokia prasmė, priežastis ir kas už to stovi? O prasmė tame, kad valdovas susitarė su religiniu šventiku abipusiai naudingomis sąlygomis. Valdovas gauna jo autoriteto pripažinimą ir atsidėkodamas garantuoja bažnyčiai apsaugą, turtus ir valdžią. Religija gauna valstybinę statusą. Tai reiškia, kad visus šalies gyventojus galima laisvai versti savo kaimenę, taip užsitikrinant stabilias bažnyčios pajamas. Be to bažnyčių statyba, jų išlaikymu nuo dabar rūpinasi valstybė, kas reiškia, kad pinigai šioms reikmėms eina iš valstybės biudžeto, iš mokesčių, kuriuos mes mokam. Tuo pačiu valstybės vadovas kelia ir stiprina dvasininkijos autoritetą, suteikdamas jai aukštą padėtį visuomenėje. Ir pastebėkite, bažnyčia visada atleidžiama nuo mokesčių. Ji gauna valstybės apsaugą ir kad atsiranda nepaklūstantys žmonės, bažnyčia imasi spręsti klausimus valstybės prievartos organų pagalba. Viskas tapo daug paprasčiau. Nesutinki su bažnyčios politika, vadinasi, esi eretikas. Jei tu ne su mumis, vadinasi prieš mus, o tai reiškia prieš Dievą. Ši schema mūsų civilizacijos istorijoje kartojosi daug kartų ir veikia iki šiol. Ji pasireiškė ir 1929 metais, kai buvo pasirašytas Laterano susitarimas tarp Šventojo Sosto ir Italijos ministro pirmininko Benito Mussolini. Būtent tada buvo nustatytos Vatikano miesto teritorijos sienos. Apie Vatikano ir nacistinės Vokietijos tarpusavio santykius 20 amžiaus pirmoje pusėje galima pasakyti: konkordatas, sutartis, pasirašyta 1933 metais. Jame buvo numatyti tam tikri abipusiai naudingi susitarimai. Galima pateikti Franko von Papeno, Vokietijos visuomeninio ir politinio veikėjo, kuris dalyvavo šios sutarties pasirašyme, pasisakymus. Trečiasis reichas, sakė jis, tai pirma galia pasaulyje, kuri ne tik pripažino, bet ir įgyvendino aukštus popiežystės principus. O chorvatų kardinolas Stepinas iš viso laikė Hitlerį Dievo pasiuntiniu. Dėmesio verti ir SS brigados fiurerio Walterio Schellenbergo pasisakymai. Savo memuaruose jis prisiminė: Himmleris turėjo geriausią ir didžiausią knygų apie jėzuitų ordiną rinkinį. Metų metais jis studijavo naktimis šią didžiulę biblioteką, todėl SS organizaciją jis sukūrė pagal jėzuitų ordino principus. Jis rėmėsi ordino įstatų ir Ignaco Lojolos darbais. Aukščiausių įstatymų buvo absoliutus paklusimas, besąlygiškas bet kokio įsakymo vykdymas. SS vadovybės struktūra buvo panaši į hierarchinę katalikų bažnyčios sistemą. Kokie buvo Vatikano ir Hitlerio tarpusavio santykiai Antrojo pasaulinio karo metu? Vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą nėra, ginčai nenutyla. Ko popiežius Pijus XII tikrai nepadarė, tai atvirai nepasmerkė holokausto, žydų naikinimo koncentracijos stovyklose.
Šiandien Vatikanas ne tik aukščiausios bažnyčios valdžios rezidencija, tai daugiamilijardinis koncernas su nuosavu banku, plačiai išsidriekusių spectarnybų tinklu, 100 tūkstančių katalikų parapijų, su nuosavybė visame pasaulyje, daugybė kontroliuojamų ordinų vidinėje struktūroje ir milžiniška įtaka didžiojoje politikoje. Šiuolaikinis Vatikanas apipintas milžiniška didybė ir paslaptimis. Niekas nežino, kas slepiasi jo slaptintuose archyvuose. Netgi jo aktyvų vertinimai išskiriasi mažiausiai kartais. Rimti ekspertai įvardija sumą nuo 1 iki 6 milijardų eurų. Jeigu būtų galima rimtai kalbėti apie kultūros brangenybių muziejuose ir Vatikano bibliotekose vertę, tai siektų mažiausiai 500 milijardų dolerių. Visuomenės informavimo priemonėse užsimenama, kad Švento sosto nuosavybėje yra apie 5000 nekilnojamojo turto objektų visame pasaulyje. Istorikas Avro Manhattan knygoje Vatikano milijardai, išleistoje 1983 metais, pateikė įdomius faktus apie popiežiaus indėlius. Vatikanas vykdo stambes investicijas per Rotšildų struktūros Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, per Hamros Bank, Credit Suisse London ir Ciuriche. JAV šią kryptimį bendradarbiauja su Morgan Bank, Chase Manhattan Bank, First National Bank of New York, Bankers Trust Company ir kitais. Vatikanas valdo milijardo dolerių akcijas tokių korporacijų kaip Gulf Oil, Shell, General Motors, General Electric, International Business Machines. 2. Be to, katalikų bažnyčia turi išskirtines mokestines privilegijas. Ir nors atrodo, kad Šventasis sostas po daugiamžės kovos kaip ir pasiekė savo galybės viršūnę, aukščiausiasis pontifikas tapo pačios turtingiausios finansinės organizacijos istorijoje generaliniu direktoriumi. Už langų paskutiniai laikai, o jiems būdinga tai, kad atskleidžiamos paslaptys, išsisklaido mitai, nuplėšiamos melo kaukės ir prieš mus iškyla tiesa, kokia nepalanki ir siaubinga kartais ji bebūtų. Ji atskleidžiama mums, kad galėtume sąmoningai pasirinkti. Šiuolaikiniame pasaulyje sąvoka Vatikanas ir skandalai faktiškai tapo sinonimais. Per paskutinius 40 metų dėl visuomenės informavimo priemonių vystymosi interneto tapome liudininkais daugybės skandalų, kurie niekaip nesiderina su nusistovėjusiu supratimu apie Šventą Vatikano ir Romos popiežiaus įvaizdį. Skandalingų antraščių pilna visur. Ko vertas homoseksualizmas? Rastos vaikų kapavietės katalikų šventyklų teritorijose Kanadoje ir Islandijoje, berniukų kastravimo praktika bažnyčių choruose, skandalai su nekilnojamuoju turtu, Vatikano bankas ir skandalas Vatileks, dokumentų paviešinimas, machinacijos su pinigų plovimu, ryšiai su mafija, nuodymai, žmogžudystės. Gandai apie žmonių aukojimus, kanonizavimas už pinigus, politiniai žaidimai ir daugybė kitų dalykų.
Pagal kiekvieną iš šių punktų galima sukurti atskirą filmą, bet kaip ir žadėjome, trumpai sustosime ties oficialiai pripažintais ir patvirtintais faktais. Vatikano bankas nuo 1942 metų vadinamas religinių reikalų institutu. Bankas pats savaime yra mįslė. Jis išlieka labiausiai uždara finansinė įstaiga pasaulyje. Jis ne tik, kad nerodo savo buhalterijos ir neteikia jokios atskaitomybės, bet iš principo vengia žodžio bankas. Didžiausias su juo susijęs paskutinio laiko skandalas įsiplėskė po to, kai buvo išleistas žurnalisto Gianluigi Nucci išleista knyga S.A. Vatikano. Nucci paskelbė dokumentus iš monsinjoro Renato Dardoci archyvo, kuris praėjusio amžiaus 90-ųjų metų pradžioje dirbo Vatikano banko RD komisijos sudėtyje. Dardoci buvo labai nusivylęs tuo, ką pamatė ir sužinojo. Jis surinko dokumentų archyvą, paslėpė į kalnų namelį Šveicarijoje ir testamente įpareigojo paskelbti jį po jo mirties. Archyve buvo 4000 dokumentų – laiškai, biuleteniai, ataskaitos, balansai, protokolai, buhalterinės pastabos, perlaidos ir aukščiausių Vatikano valdininkų laiškai. Dardoci mirė 2003 metais. Greitai knyga sukėlė sprogusios bombos efektą. Pateikti dokumentai liudijo apie tai, kad bankas buvo susijęs su mafija, nelegaliai finansavo politinę partiją, dalyvavo aferose su kyšiais ir žinoma, plovė milžiniškas pinigų sumas. Vatikano bankas turėjo visą finansinio ir verslo aktyvumo galaktiką. Egzistuoja versija, kad popiežius Jonas Paulius I praėjus vos mėnesiui po išrinkimo 1978 metais buvo nunuodytas dėl to, kad norėjo atlikti pilną Vatikano banko reviziją. Katalikybėje, kam po mirties suteikti šventumą, nutarė specialios komisijos ir sprendžiamasis popiežiaus balsas. Lengvu pontifiko sprendimu šventuoju gali tapti kiekvienas. Vien tik popiežius Pranciškus per 9 metus kanonizavo 911 šventųjų. Tikras šventųjų fabrikas. Liūdna pasidaro, kai sužinai, kad kanonizavimo procesas šventajame soste tikriausiai monetizuotas. Savo naujojoje knygoje Prekiaujanti šventykloje Gianluigi Nucci praskleidžia šio proceso slapto finansinio fono uždangą. Jo duomenimis, iškeliant kandidatą į palaimintųjų gretas, pirmajame etape būtina sumokėti 50 000 eurų plus 15 000 už papildomas išlaidas. Įmokos už visą daugiapakopį procesą vidutiniškai pasiekia 500 000 eurų. Į šią sumą įeina ir kyšiai bažnyčios tarnautojams, kurie priima sprendimą, ar kandidatas vertas būti kanonizuotas. Čia taip pat kalbama apie tai, kad rekordinės išlaidos siekia 750 000 eurų. Minutėliai sustokime. Ką reiškia, kad žmogus žemėje kažką priskiria šventųjų klikai? Pabandykime šiek tiek išsiaiškinti situaciją. Žmogus tampa šventu dėl to, kad prisipildo šventosios dvasios. Tai kruopštaus, ilgo ir kaip taisyklė ilgamečio darbo su savimi rezultatas. Tai savęs suvokimas, savo gyvuliškos prigimties sutvardymas, sąmonės kontrolė, minčių disciplina ir pirmiausia, šventosios dvasios gavimas, vidinės meilės auginimas. Būtent apie tai kalbėjo Jėzus ir būtent apie tai kalbėjo tikrieji šventieji. Tai tarnavimo dvasiniam pasauliui rezultatas. Tai vidinis, giluminis žmogaus pasikeitimas, jam dar tebesant gyvam, dėl ko ir vyksta dvasinis išsilaisvinimas iš materijos vergijos ir už jokius pinigus negalima šito nusipirkti. Už jokius nuopelnus religinėms organizacijoms neįmanoma tai įsigyti.
Bet vietoj to ir toliau randame svarbiausių pasaulio visuomenės informavimo priemonių laikraščiuose antraštės, sukeliančias, švelniai pasakius, nuostabą. Daugelis tų, kas ištikimai tarnavo popiežysiai, užsitarnavo priskirimą šventųjų klikai. Jų vardus išgraviravo akmenyje, atvaizdus iškalė marmure ir pavaizdavo ikonose. Atmintį apie juos išsaugojo būsimųjų kartų garbinimui. Tie iš jūsų, gerbiami žiūrovai, kurie žino, kas yra vardas ir atvaizdas ir kas tai yra mirusiųjų pagerbimas, gerai supras, apie ką aš ką tik pasakiau ir apie kokį šventųjų fabriką čia kalbama. Na, o tiems, ką mūsų išvados vis tik pasirodys neįtikinamos ir šališkos, siūlau atversti dar vieną puslapį aukščiausios katalikų dvasininkijos istorijoje. Jūsų dėmesiui atverta misijos Bishop Account biblioteka. Tai didžiausia atvira duomenų bazė, skaitmeninė dokumentų kolekcija, išgyvenusių liudijimai, tyrimų ataskaitos ir publikacijos visuomenės informavimo priemonėse. Ji įkurta 2003 metais, apima laikotarpį nuo 1950 metų iki mūsų dienų. JAV, Argentina, Čilė, Islandija, Meksika, Gaiti. Visas jų fondas, įskaitant tai, ką jie ruošia publikavimui, sudaro 1,5 milijono puslapių. Šie dokumentai gali sukelti šoką daugeliui. Per paskutinius 70 metų 7,000 šventikų tik Jungtinėse valstijose buvo apkaltinti prievartą prieš nepilnamečius. O kas darėsi kitose pasaulio šalyse? Daugeliui kils klausimas, gal ko jie taip darė ir toliau daro. Mes turime atsakymą į jį, bet jis neįeina į šios konferencijos temą. Tai ne visada buvo atsitiktinės silpnybės. Už jų apeigos, galios ir valdžios siekimas. Kur tie vaikai? Kaip susiklostė jų likimas užaugus? Ar po viso šito jie myli Dievą? Priežastis ir pasekmes. Šiandien stebime pasekmes. Galbūt žiūrint šį filmą daugeliui kilo klausimas, kodėl mes taip vienašališkai pateikėme paveikslą, pavaizdavimo popiežystę negatyviamis spalvomis, pasirinkome ir parodėme tik baisius istorinius faktus. Visų pirma dėl to, kad tik jie ir matomi. Visų antra, ar nepagalvojote apie tai, kad visa tai gali būti tik aisbergo viršūnė? Juk ne veltui pati mažiausia suvereni valstybė pasaulyje apipinta pačiu didžiausiu kiekiu paslapčių. Ir galiausiai trečia priežastis. Iš tikrųjų, mes labai daug ko nepagarsinome. Žvelgiant į šiandieninį pasaulį, skęstantį kančiose, nepakantume ir totaliame mele, pasaulį atsidūrusi ant bedugnės krašto, moralinio nuosmukio ir visiško susinaikinimo ribos, nesunku suprasti, kame priežastis, paskui ką pasukome ne ten. Mes degraduojame kaip žmonės visomis prasmėmis. Atsakykime šiandien savo visiškai sąžiningai, ar toks būtų pasaulis, jeigu mes visi būtume ėję Jėzaus pėdomis. To, kurio nebeomina nei pinigai, nei šlovė, nei valdžia. Jis atnešė į šį pasaulį tiesą ir davė ją žmonėms. Ir ji buvo labai aiškiai suprantama. Niekas neturi būti nei aukščiau, nei žemiau. Žmogus neturi valdyti kito žmogaus. Mes visi lygus. Mylėk Dievą visą savo širdimi. Mylėk savo artimą kaip save patį. Nesirūpinkite materialiais dalykais. Duoti didesnė laimė nei gauti. Elkite su kitais taip, kaip norėtumėte, kad jie elgtųsi su jumis. Žvelgiant į popiežystės istoriją, nežinau kaip jūs, aš asmeniškai nerandu ne mažiausio atitikimo tam, ko mokė Jėzus Kristus. Petro ir tų, kas su jie ėjo, pasėta sėkla išsaugo į Sodomą ir Gomorą. Žvelgdamas į praeitį, aiškiai supranti, kad tai buvo 2000 metų kelias į pragarą, tamsos epocha. Juk visi, kas nuėjo paskui popiežius, tiesiogiai ir netiesiogiai
po fizinio kūno mirties užsitarnavę patekti į pragarą. Bet Jėzus sakė, kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Už langų paskutiniai laikai. Kuo mes šiandien sekame? Paskui ką mes šiandien einame ir kur? Tai klausimai, dėl kurių reikia labai rimtai susimastyti.